Aktualus pokalbis. Prieš 10 metų Lietuvos išsinuomotas suskystintų gamtinių dujų terminalas Independence nuo šiandienos priklausys Lietuvai. Prezidentės kadenciją baigusi Dalia Grybauskaitė prieš 10 metų Klaipėdoje pasitiko Independence laivą, matė jo statybą Pietų Korėjoje, o šiandien jie dalyvaus laivo perdavimo Lietuvai ceremonijoje. LRT radijui jis sako, kad laivo perėmimas simbolinis aktas, tačiau Lietuvos sprendimas jį nuomoti ir statyti SGD terminalą buvo itin įžvalgus visos Europos mastu. Dalia Grybauskaitė kalbina Marius Jokubaitis. Pone Grybauskaitė, kaip vertinate šį faktą, kad Independence taps Lietuvos nuosavybė? Kokią tai turi ekonominę ir simbolinę reikšmę? Aš sakyčiau daugiau simbolinę reikšmę. Tai, kad 10 metų mes jo pilnai naudojamės, nors ir nuomavome, didelės reikšmės neturėjo, nes valdėme tą laivą ir tą terminalą ir galėjome laisvai parduoti perteklinės dujas kaimynams. Toks tikslas ir buvo pasistatyti, tapti pilnai nepriklausomais ir savarankiškais nuo Rusijos energetinio šantažo. Tai tokią funkciją pilnai per šiuos 10 metų šis terminalas ir laivas atliko. Tai, kad pereis į mūsų rankas, tai natūralu ir tai labai gerai. Per visą dešimtmetį laivo nuoma ir pats, žinoma, terminalas įvairių jėgų buvo kritikuojamas, kad per brangus, kad per didelis ir panašiai. Ar šiandien galima sakyti, kad tam tikra kritika buvo neteisinga, ar vis tik buvo galima kažką padaryti ir dar geriau, kaip Jūs galvojat? Aš vertinu tai ne kaip kritiką, o kaip trukdymą tapti Lietuvai savarankiškai energetikos srityje. Tai buvo daroma ir Kremliaus įtakoje, tai buvo daroma ir atskirų mūsų interesų grupių mėginimas stabdyti šį procesą. Energetinė nepriklausomybė kaip ir laisvė yra neįkainuojami. Todėl vertinti pinigais to visiškai neįmanoma ir tie 10 metų patvirtino, kad tai buvo absoliučiai geriausias strateginis Lietuvos žingsnis, nes jis užtikrino mums tiek ekonominę jėgą, tiek politinę nepriklausomybę. Nes matėme prieš tai ir prieš 10 metų, kaip energetikos pinigais Rusija įtakojo mūsų politikus, net atskiras politinės partijas. Ir matome, istorija rodo, kad netgi socialdemokratų, pavyzdžiui, keli nariai kreipėsi į konstitucinį teismą, kad kaip paskutinį žingsnį mėginant sustabdyti šį projektą. Taigi įtaka į mūsų politiką, atskirus politikus, atskirus asmenis buvo didžiulė ir valstybė, bet kuri valstybė, kol neturės energetikos savo rankose, tol laikyti save nepriklausomą negali. Laivo perdavimo ceremonijoje dalyvaus ir kitų šalių prezidentai. Ar galima teigti, kad Independence kažkuria prasme tapo jau ne Lietuvos, o viso regiono tikrų energetinės nepriklausomybės simbolių, nes juo naudojosi, žinoma, ir kitos šalys? Tiesą sakant, tokia ir užmačia buvo. Kai statėmės ir darėme konkursą, žinojome, kad pajėgumai šio laivo yra didesni negu Lietuvos poreikis. O tuo tarpu Šiaurės Europoje tokių terminalų nebuvo. Visoje Europoje tai buvo tik antras terminalas. Todėl ir pirkome ir statėme didesnį, kad būtų galima padėti, esant sudėtingai situacijai ir Latvijai, ir Estijai, ir netgi dalinai Lenkijai. Tai toks tikslas ir buvo ir tas tikslas tikrai pasiteisino, o dabar tai bus ir komercinė nauda. Ar galima sakyti, kad tai buvo įžvalgumo pergalė Lietuvoje prieš tą 10-metį, nes, kaip Jūs jau sakėte, tuos terminalus dabar jau stato didelė dalis Europos šalių ir ypač tos, kurios ilgai buvo priklausomos nuo rusiškų dujų? Tai buvo pirmiausia politinė drąsa. Ir tam buvo susiklošiusios objektyviai palankios sąlygos, kada aukščiausia Lietuvos politinė valdžia suprato atsakomybę, suprato poreikį ir priėmė drąsų strateginį sprendimą. Nors ir buvome kritikuojami ir buvo daug kenkimo, daug trikdžių iki pat konstitucinio teismo, bet šis sprendimas po 10 metų parodė, kad tai buvo strateginis sprendimas, kuris užtikrino realią Lietuvos politinę nepriklausomybę. Nes energetika visada buvo ne tik ekonomika ir yra ne tik ekonomika, o pirmiausia Lietuvos nacionalinio saugumo klausimas. Tai va taip ir buvo žiūrima į šį projektą
ir tą politinę drąsą išreiškė 3 aukščiausi politiniai asmenys tuo metu valstybėje, tai premjeras, energetikos ministras ir prezidentė. Tai labai džiaugiuosi, kad rizikavome, prisėmėme asmeninę atsakomybę už šį projektą ir dabar tikrai tuo didžiuojuosi. Ir paskutinis klausimas, ponia Grybauskaitė, ar matote vidinių ar išorinių grėsmių Lietuvos energetiniai nepriklausomybei, o gal ir pačiam terminalui, gal ir pačiam laivui, kuris yra perduodamas į Lietuvos nuosavybės rankas? Na, geopolitinė situacija yra sudėtinga aplink mus ir visoje Europoje ir netgi pasaulyje, sakyčiau. Todėl be jokios abejonės, toms įtampoms didėjant, visokių teroristinių išpolių ar tiesioginių netgi karinių išpolių gali būti. Bet gyventi reikia, bijoti negalima ir vystyti šalį privalu. Ta turime daryti. O vidinių kliūčių nematote, tam tikrų grėsmių? Visada jų buvo, visada jų bus ir dabar, manau, bus, bet priešas naudojasi mūsų pačių rankomis dažnai. Ir tokių pavyzdžių buvo ir bus, bet, kaip minėjau, tik pirmin, svarbiausia yra Lietuva. Prezidentė Dalia Grybauskaitė kalbino Marius Jokubaitis.